Taigi, sveiki visi, šiandieną paaiškinsiu, kas yra liquidity poolas ir kaip tai veikia. Jeigu jūs turite, pavyzdžiui, investcoinų, jūs turite įsigiję, jūs galite įdėti į liquidity poolą ir papildomai uždirbti tonų. Kaip tai veikia ir kaip tai atrodo. Visų pirma, užeikime į Trade Invest tam, kad atsidarytume kitą langą. Tame lange matome yra swap, pool ir stake. Norint įdėti į liquidity poolą, mums reikia paspausti pools. Tada atsidaro kitas langas, tai ADD liquidity. Paspaudžiam ADD liquidity ir šičia būtent galim įsidėti savo coinus. Pavyzdžiui, aš noriu invest coinus įdėti į poolą. Tai ką man reikia daryti ir kaip elgtis. Pavyzdžiui, jeigu jūs norite įdėti kažkiek invest coinų, jūs turite nusipirkę, bet jums reikia papildomai turėti tono savo piniginėje, kad galėtumėt įdėti į poolą. Pavyzdžiui, aš turiu 1 toną ir noriu įdėti šiuo metu 1 toną į poolą, tai gaunasi, kad tuo pačiu nuskaičiuoja man 122 tūkstančius invest coinų ir tenais įsidės į liquidity poolą. Ar jie pradingsta, jeigu aš įdedu į liquidity poolą? Ne, jie nepradingsta, nebent jeigu rinka, sakykime, leidžiasi žemyn, tai pabiškai yra nuskaičiuojama tona į minusą, bet jeigu rinka kyla, nuo to, kad perka žmonės ir rinka kyla, už tai uždirba. O kiek uždirba, tos parodysiu. Pavyzdžiui, nueikime į my pool, kai jūs įdedate į poolą, jūs galite užeiti į my pool. Tai šiuo metu, sakykime, paspaudžiu ant my pool, invest in ton, tai rodo šičio feed tier. Tai rodo, kad 0,2% jūs galite uždirbti revardo vien dėl to, kad jūs esate įdėję liquidity poolą. Tai reiškia, jeigu aš įdėjau invest coinus su tonomis į liquidity poolą, aš galiu gauti 0,2% nuo to, kad žmonės perka ir rinka kyla į viršų. Iškyla klausimas visiems, ar aš galiu bet kada išsiimti savo coinus į tonas ir invest coinus iš liquidity poolą. Taip, galite bet kada išsiimti. Pavyzdžiui, čia rodo bendrai, kiek yra liquidity poolą dabar šiuo metu įdėta, yra 123 tonos ir šičia pačioje rodo withdraw. Jeigu jūs norite išsiimti, sakykime, savo tonas ir invest coinus, jūs čia galite pasirinkti, kiek norite išsiimti procentų, maksimaliai ar mažiau ar daugiau. Tada paspaudžiate išsiimti. Ir išsiėmus visi invest coinai ir tonai grįžta jums į piniginę. Tai reiškia, kad jūs bet kada galite įsidėti ir bet kada išsiimti. Jeigu jūs dedate į liquidity poolą, sakykime, invest coinus su tonom, jinai neįtakoja kainai. Tiesiog rodo, kad yra įdėta į liquidity poolą. To daugiau mes galime uždirbti, sakykime, dėl to, kad rinka kyla. Tai reiškia ir atrodo patraukliau mūsų invest coinas. Tai kuo daugiau žmonių susidės į liquidity poolą, to bus geriau tiek ir jiems, tiek ir pačiam coinui. Daugiau norint pasiskaityti apie liquidity poolą, galite užeiti ant V2 ir čia matome, galim pasiskaityti paspaudus, tai daro kitą langą. Tai čia yra viskas parašyta apie liquidity poolą. Tai paspaudus išsiversti, galima lietuvių kalba paskaityti ir pasižiūrėti, kaip dirba liquidity poolas. Jeigu turite invest coinus ir norite papildomai užsidirbti, visada galite įsidėti liquidity poolą ir nuo to, kad rinka kyla, uždirbti. Tai būtų tiek apie liquidity poolą. Jeigu jūs norite daugiau sužinoti ar kažko nesuprantate, rašykite, aš jums paaiškinsiu. Ir taip pat galėsiu dar parodyti kartą, kaip galima įsidėti invest coinus į liquidity poolą.